kad surastumėt per tą laiką patį nuostabiausią, gražiausią ir laimingiausią Paparčio laimės žiemą. Aš ir noriu pirmiausia prisijungti prie tos temos, kuris suskambėjo čia pradžioj, apie motiną. Kadangi ir mano motina išėjusi jau prieš porą dešimtmečių. Ji turbūt žiūri, sakys, turbūt tas sūnus, kuris nepaskaitė, pamiršo mane, turbūt jau eina ne tuo keliu. Todėl mano eilėraštis pirmas motinai ir noriu jį pasakyti. Prie gimtinės takelio katinukai žilvyčiuose supas, dūsta vėjų giria vienišam pakely. Tu palauk, ateisiu aš, ar pažiūrėti, ar ratelis dar sukas, paklausyti, ar lopšinė dar skamba, ten vaikystės šaly. Nenutrauk lyno siūlo, kai prie vartų skubėsi tu vėliai. Tegu balta gija dar ilga nusitęs. Tu žinok, aš atnešiu tau pavasario pirmąją gėlę ir nurinksiu nuo tavo blakstienų skausmu aprasotas žvaigždės. Šionai pabudome iš amžių gūdumos, iš amžinos nežinomybės dugno, šionai, kur kryviai laimino namus ir vaidilutės kurstė šventą ugnį. Čia išmušė pirmoji valanda, nušvito saulės pirmapradis blyksnis. Čia peržegnotas motinos ranka, pirmasis mūsų užgimimo riksmas. Čionai po vyturėlio sparneliu išvarėm naują atgimimo vagą. Čia klausomės lakštingalų trėlių, naujus gimtinės žiburius uždegė. Čionai tarp ąžuolynų ir šilų, kur mūsų žemė baltų vėlė saugo, mes užsiklojam lapais ąžuolų ir ąžuolais į žemę vėl įaugo.